Sveiki visi, žaidžiu Happy Wheels. Antrą kartą filmuoju, tai gyva. Bandau surasti kokį nors levelį visai įdomų. Man atrodo, kad šitas bus neblogas. Tegu užkrauna, va, kažkas yra. Galime pabandyti važiuoti. Nepastebėjau jūsų. Ai, eikit sau. Iš karto pralaimėjau. Na, jau dabar žinosiu, kad čia yra bomba. Ir vis tiek nesąmonę padariau. Reiks tą patį daryti 100 kartų turbūt. Ai, daėjo. Reik man peršokti, come on! Išsitaškiau gabalais. Ir tai epic nesąmonė. Na, man atrodo, šitas levelis man per daug sunkus. Nes kaip man tai, jo. Man šiaip tai Happy Wheels neseniai pradėjau žaisti, tai ir gerai žaisti nemoku ir gerai, pažiūrim, ką tu turi. Ne, nu kodėl jūs mane šaudot? Čia laimėjau. Turėjau laimėti. Tikiuosi aš laimėjau. Bet galim sakyti laimėjau, nes vis tiek pasiekiau startą. Tai va. Eik šito meniu. Man maksimaliausias herojus šitas senukas. Senuk. Gal tu man galėtum paaiškinti, kodėl tu gabalais iššaudytas. Visos kojos, visi organai ir taip toliau. Kas per nemandagumas? Mane išmetė į šiukšliadėžę. Nemai žiūrus. Nežinau šito levelio, tai va. Eikštų meniu. Galime šitą pabandyti. Spėjau, ilgo video nedarysiu. Kvaila seni. Come on. Žodžiu, velniop. Skristų taip. Taip čia geriau bus. Nesvarbu, kad tave čia sušaudė nesveikai. Vis tiek tu esi mano senis, kuris nemiršta. Kur logika žmonės? Mane visai sušaudys. Bom. Jeigu jūs įsižeidė, pavyzdžiui, jeigu jūsų čia nors viena trasa buvo, tai neįsižeiskit, kad aš, pavyzdžiui, pasakysiu, kad nesąmonė, nes neina pereiti. Pavyzdžiui, suprantu, kai nesąmonė padarai, kai neuždedi starto pabaigos. Tai būna nesąmonė. What? Mane šaudo. Ir ką aš jam padariau šitiek? Skauda. Come on. Feilas. Restart. Dabar jau žinosiu, kad reikia iš karto. Gerai, bet aš vis tiek žinau, kad pralošiu, nes čia iš karto feilą padariau. Ir va, išsibuginau šitą kvailą kažkokį. Kas per žeplys galėjo čia pastatyti tą kvailą nesąmonę? Žodžiu. Taigi gal prasakau video, kol rasiu kokią įdomią vietą, kur galim žaisti. Ir tai aš grįšiu. Taigi grįžau ir radau, man atrodo, kad visai įdomią vietą, kur galiu žaisti. Atsiprašau žmonės už šitą, nes čia kažkoks bugas. Šitas benikiam langelis pajudėjo. Labai atsiprašau. Gerai.
Žinau, čia jau ne kažkas kūrė, bet man atrodo, aš jį radau, kur įsiplai. Ir čia žinau, kad šitą vietą žiauri. O, manęs nesumalė. O, dieve. Bet labai lengvai gali sumalt. Tokį žioplį kaip aš. Nenurimtai. Žiauriau, tai manęs negalėjo čia sumalt. Gerai, varau dar kartą. Filmuoju su bendikėmui, turbūt jūs jau pamatėt iš karto, nes yra užrašas. Nebent pirmą kartą filmuoju ir nežinau, ar yra užrašas ar nėra užrašo. Ne, Betskis. Yes. Neišvartau aš. Mano košė. O, gražiai užšalko, gražiai. Ne taip kaip kiauliukas. O, va čia tai jau. Čia tai jau beveik lengva. Čia gali palikti, nebespaudyti jokių klavišų, nes jau čia automatiškai išskris. Skrisk. Maga. Ir aš nesuspės tų peilių. Žinau kodėl, nes aš esu aukščiau tų peilių. Ir šičia tasai. Vėl varau ir dabar jau pradedu skristi. Ir štai, palieku dviratį ir įsitaškau gabalais. Ir laimiu raundą. Puiku, tiesiog puiku. Taigi, man šitas patiko. Na, noriu dar kartą. Visai smagumą. Ir taip. Atleiskite, jeigu dabar iškart video nutrūks. Man atrodo, neperėsiu, tai šitą trasą bevažiuodamas ir su jumis galiu atsisveikinti, taigi atėjus jiems sėkmės. Žiūrėkit mano kitus video, nes aš dar specialiai tai padariau, kad jūs pamatytumėt, kas čia yra. Ir čia didelis feilas, jeigu čia įkrisit. Ir dviratis sumals ir jumis. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Mano pirmas video, galim sakyti antras, bet jau skaitos kaip pirmas. Ir visiems sakau sėkmės ir ate.